Nors Klaipėda 3 vandenų kraštas, pagrindinė uostamiestį perpus dalijanti upė, toli gražu nepretenduoja patekti į ilgiausių ar plačiausių Lietuvos upių 10-tuką. Dangė, Danė ar Akmena, bet kuriuo atveju, plačiausiose savo vietose ši upė tesiekia vos 50 metrų. Vis dėlto, klaipėdiečiai ir aplinkinių vietovių gyventojai puikiai žino, jog kartais ši šalies mastais nedidelė upė mėgsta pašmaikštauti, išsiliedama taip plačiai, kad užlieja ne tik pievas ir laukus, bet ir gyvenamuosius kvartalus. Paskutinį kartą panašus atvejis Klaipėdos mieste ir apylinkėse buvo užfiksuotas 2023 metais, kai išsiliejusi upė pasiekė stichinį lygį. Tuomet lapkričio pradžioje, per vieną naktį, vandens lygis pakilo maždaug 1 metru. Klaipėdiečiai dar prisimena ir kitą beprecedentį atvejį 2017-aisiais, kai dėl gausių kritulių vakarų Lietuvoje vandens lygis tolygiai kilo keliose upėse. Tasyk buvo apsemta dalis Purmalių gyvenvietės, bei netoliese esančių sodininkų bendrijų, kurios jau seniai virtusios gyvenamųjų namų kvartalais. Šiandien galime tik pasidžiaugti, kad panašūs įvykiai aplenkia mūsų kraštą. Nors Dangė vis dar sugeba įveikti gelžbetoninės užtvaras Klaipėdos senamiestyje po stipresnių liūčių, rimtų precedentų laimiai neturime. Šio reportažo intencija – pakviesti jūs pažvelgti, kaip vis dar auksaspalvio rudens apsuptyje atrodo pakilęs, bet ramus Dangės vanduo ties Klaipėdos pakraščiu. Tikimės, kad vos prisilietusi prie žmogaus sukurtos infrastruktūros, upė netrukus atsitrauks. Na, o mes, kaip visada, laukiame jūsų patiktukų ir komentarų. Jie padeda augti šiam visuomeninė iniciatyva paremtam kanalui. Tam kartui tiek ir iki greito susitikimo.